Emilytė, kaip miegojai? Ketvirtadienį šiandien yra. Ir mes atvažiavom vakar naktį į kalnus, ten matosi kalnai. O čia kažkoks tai kalnas Zakopanė. Esame Zakopanėje. Kokie trūkumai? Tai va čia šitie visi cipukai, kojos kabinasi basos va, už čia šitų ir plintusiukų vinukų. Kitas pulsuoja ventiliatorius, kada kraunasi, skrovimas nėra to lygus, nes pajungta, kad energija eitų nuo ventiliatorius, turėtų būti, kad šitie veiktų normaliai ir akumuliatorius krautų normaliai. Paskui kamera veikia irgi prastai, nes naktį nieko nematyti, galas irgi nenormaliai, ten ta kamera neparodo, reikėtų ar paratronikų, ar kažko tai. Autopilotą reikėtų įdėti, kondicionierių reikėtų įdėti, nes karšta, čia buvo 36. Ir miegoti čia kaip ir normaliai, šitos štorkės, va, šito lango štorkės reikėtų taisyti. Kažkai kas naujo, kaip tau naujo, kai viskas gerai tau? Čia su šitom viskas normaliai, kaip ir gerai tada. Kur užkopė su mašina, jau puškėjo 1.9, pirmo, antru, variklis šilo, čia vėją pasileidom, kad nekaistų. Laukia keliautojai matus. Ait ir laukia. Einam iki Tatrų apžvalgos aikštelės einam. 3 valandas eina. Čia keturračiai visokie priparkuoti. Va, eina visi keliauninkai. Masimukas važiuoja. Einame iki apžvalgos aikštelės, tai čia kaip Palangos Basanavičių. Pilna žmonių ir pirkiniai, maistas, visokiausia pasimaitinimo ir pasilinksminimo atributai. Kaip tu, maumutė? Nu va, jau vaizdelis gerėja. Ką tu gali pasakyti, magiukai? Nežinau, kad į tuos kalnus mėsim, bet jau esam viename. Jau vienam užlipėm. Atėjo. Tai tokia, kaip tu jautiesi? Labai. Nu va. Kamelytė, ką tu? Nieko. Gerai. Ir mamutė čia viską filmuoja. Nežinau, kaip tai. Nu, ponas maumutė, ką čia darot, papasakokit. Kur čia ką pildot, ką čia darot? Na, kažkur čia ant gatvės radom vandens ir reikia papildyti atsargas. Papildyti, va, Krokuva, vidury Krokuvos. Na, kažkoks centras. Prisipila. Vakar. Vandenuką. Subėga ir atsirūksta, čia ne šiaip savo. Skanu, sako.